Sveiki, mėlyjeji. Žinote, ištikus bėdai ar kažkokiam tai nemalonumam, kvailas žmogus visą laiką ras kaltų. Protingas žmogus visą laiką ras išeitį. Ir kai aš buvau jaunas, iš tiesų, aš nebuvau protingas. Galbūt ir dabar nesu pats protingiausias, tačiau jau kažkokios tai gyvenimiškos išminties aš išmokau iš tikrųjų. Ir laimė į mano kiemą atėjo tada, kada aš supratau, jog gyvenimas nieko man neduos. Šiandieną iš gyvenimo aš jau nebelaukiu nieko. Aš tiesiog žinau, kad niekas man nieko neskolingas. Ir aš niekam nieko neskolingas. Niekas man nieko neprivalo ir aš taip pat niekam nieko neprivalau. Žinau tiesiog paprastą dalyką. Jeigu tu nori būti laimingas, tai ir būk. Nes kitu atveju tu būsi nelaimingas. Iš gyvenimo reikia viską pasimti pačiam. Niekas nieko tau neduos. Žmogus nors ir yra žmogus, bet mes esame žvėris. Ir jeigu tu kažkurioje vietoje atsipalaiduosi, kiti žmonės iš tavęs atims. Ir nieko tau neduos. Tad jeigu nori būti laimingas, nori kažką tai turėti, tu privalai pats iš šito gyvenimo viską ir pasimti. Taigi šiandieną aš esu laimingas. Žiauriai laimingas. Ir tomis laimės minutėmis aš kartais su jumi ir pasidalinu šituose video, kurios galbūt aš pats žiūrėsiu dar kartą, kai būsiu senas. Galbūt juos žiūrės mano vaikai ir mes vėl sugrįšime iš tas laimės minutės. Tad reikia žinoti vieną dalyką, kad viskas, kas įvyko tavo gyvenime, viskas, dėl ko tu ėjai, gyvenai, kovojai, kentėjai, buvai laimingas ir buvai nelaimingas, ko siekiai, tai yra dėl šios minutės, dėl šios akimirkos, dėl šios sekundės. Ir jeigu tu šią akimirką nesijauti laimingas, tai žino, kad tavo praeitas gyvenimas buvo neteisingas. Jeigu tu šiandieną esi nelaimingas, tu visą praeitą gyvenimą darai kažką tai ne taip. Tačiau vėlgi tai ne bėda. Žinote, niekas nesitęsia amžinai ir rytoj išauš naujas rytas. O rytoj bus pirmoji tavo viso paskutinto gyvenimo diena. Ir rytoj tu gali pradėti gyventi visiškai kitaip. Kažkada aš tūnojau kalėjimuose. Aš galvojau, kad mano gyvenime jau niekas nepasikeis, kad aš supūsiu kalėjime. Tačiau žinote, atėjo tas rytas, kada aš nusprendžiau gyventi kitaip. Ir mano gyvenimas pasikeitė. Bet jį pakeitė ne kažkas tai. Neatėjo ir nepakeitė. Nedavė man pinigų, nedavė man laimės, nedavė man nieko. Tiesiog aš žinojau, kad kažkur tai yra kitoks gyvenimas. Ir tiesiog aš pasukau kitų kelių. Taigi rytoj ir jūs galite pasukti kito keliu. O dabar pažiūrėkite kelias akimirkas iš dar vienos mano laimingo gyvenimo dienos. Tokio gyvenimo linkiu ir aš jums. Visa savo didelė, plačia, gera širdimi. Būkite laimingi žmonės. Ir laimė priklauso tik tai nuo jūsų. Patikėkit, aš tai žinau. Rytas, kokioje gražioje. Ką? Kas yra? O niūnė mūsų žiojoja, kai visas. Ką pagavai? Oi, palauk. Netrauk, blecha. Laikyk į sietką. Pafilmuok, mama. Kas čia vyksta pasime? Nu, tu pažiūrėk, kokia čia pagavo. Pala. Nieko sau. Kur čia tai? Nihera себе. Oho. Ant ko gaudai, Ninka? Kukurūzų. Gali parodyti, ką pagavai? Einam pažiūrėti, ką niūnė pagavo. Tai nuo kelių tu čia vėjų nežvėjoji. O, pažiūrėkit, ką pagavo. Ar matot? Nieko sau, žuvelė. Tai čia ir karšių yra. Tu pažiūrėk, kas čia. Tu pažiūrėk, koks monstras ešerys. Čia viskas ant kukurūzo, vaikas? Lydekas, tarki, čia viską ant kukurūzo pagavai?
O tai aš galvoju, kad reikia tavo Va čia tai žvejė. žvejotojų kursus kažkokius. Tu galėtum ne tik tai pradedančiuosius mokinti, bet ir tuos jau asus, kurie save vadina ant kukurūzo, pagauti tokių žuvų. O, vaikyti. Palaukit, kaip čia. Nu? Nu va taip, ir gyvename. Gaila, kad vasara jau į pabaigą. Ir mūsų savaitgalis ilgasis, tas jau greit pasibaigs. Bet dar ne šiandien. Bet gyvenimas dar nesibaigia, todėl nuotykių dar bus. Iki. Iki.